kuriuos mes turime omeny, gana plačiai nuskambėjo ir nors daug kas suprato, kodėl tai įvyko, tačiau keisčiausia, kad bėgo laikas ir visi su tuo paprasčiausiai susitaikė. Ir nors šitose istorijose gali būti visokiausių niuansų, tačiau jie neužgožia vieno akivaizdaus klausimo. Kasgi iš tikrųjų valdo mūsų valstybę, jeigu ji, nebesugebėdama atsilaikyti prieš nusikaltėlių puolimą, tuo pat metu pati metodiškai naikina savo jėgas? Pas mus dirba nemažai buvusių policijos pareigūnų, netgi, sakykime, pradedant nuo generalinio komisaro, kaip buvo ponas Liubertas, arba vyriausi policijos, kaip man teko dirbti, iki visų policijos laipsnių. Jūs sakot nemažai, bet ar tas mastas kvalifikuotų kadrų pasitraukimo iš vidaus reikalų sistemos, tarkim šiuo atveju privačią veiklą, į kitas veiklos sritis iš tikrųjų yra toksai didelis? Ar tik tai susidaro įspūdis, kadangi labai plačiai kalbam apie kai kuriuos žinomus atvejus? Ar čia iš tikrųjų yra problema rimta? Aš manyčiau, kad tai yra problema. Galima prisiminti, sakykime, 91 metus. Kada, sakykime, tuo pirmų valymų išėjo ir eilė žmonių, sakykime, ir aš tame tarpe, nematyčiau jokių politinių priežasčių, nebuvo. Jūs supratot, kodėl jūs atleistas? Aš supratau todėl, kad tiem asmenim, kurie buvo siūlomi į vidaus reikalų ministerijos vadovus arba ministerijos favoritus, sakykim, tų politinių jėgų, aš neįtikau, kadangi aš apie juos žinojau. Tai aš tiem žmonėm tiesiai į akis tai ir pasakytų. Antra, nusikalstamas pasaulis irgi labai norėjo išėjimo mūsų. Aiškiai norėjo išėjimo mūsų. Tai buvo jų nemaža pergalė, matyti. Be abejonės, kad tai buvo nemaža pergalė. Tai aš dabar pradedu suprasti po to, ką jūs pasakėt, kodėl beveik niekas iš tų žmonių, kurie buvo atleisti jau tada iš vidaus reikalų sistemos, kodėl po to beveik niekas nebuvo sugrąžintas. Taip, ir prisiminkit, ir pripažinta lyg tai buvo, kad kovos organizuotų nusikalstamų padaliniai buvo panaikinti, jie iš tikrųjų buvo panaikinti, transformuoti visiškai su visiškai kita paskirtimis, nors bandoma dabar aiškinti, sakyčiau, nedrąsiai, bandoma aiškinti, kad tai buvo lyg tai reorganizacija, kad čia buvo pavadinimo pakeitimas, reikėjo, tai čia galima aiškinti visuomenį, bet aš taigi žinau iš tikrųjų, kaip buvo. Tačiau šiandien vėl aš grįžtu prie tos minties, kad jeigu pas mus atleidžia iš darbo, yra vidaus reikalų sistemoje atleidžia iš darbo, tai kiek mes galėtume pasakyti atvejų, kiek atleista iš darbo yra žmonių, pavyzdžiui, už tai, kad jie betarpiškai susijęs su nusikalstamam pasauliu, tarnauja nusikalstamam pasauliu. Nežinau tokį atvejį. Aš nelabai žinau. Gal jūs, sakau, žinote. Ir šiandien turbūt didesnė bėda yra tame, kad tie korupcijos, policijos papirkimo reiškiniai, jie tikrai plečiasi ir giliai. Tai turbūt šiandien reikėtų pirmoji spręsti klausimus su tais, kurie, sakykime, parduoda valstybės ir policijos interesus. Juk visi skandalai, kurie iškilę, patikėkite, nieko naujo nebuvo. Man, dirbant ministerijai, 6 skyriaus viršininku, kovos organizuotų nusikalstamumų, vadinamos to tarnybos viršininku, kriminalinės policijos vyriausių komisarų, ir paskui dirbant, juk apie to žmonės jau seniai kalbas. Ir štai po 5 metų iškyla šitie dalykai ir vėl pradedam aiškinti visi, kad tai dar nėra įrodymų. Tai prieš tai buvo žinoma, skaitykim, prieš 9 metus. Buvo abejonių dėl kai kurių pareigūnų, pavyzdžiui, Kauno rajone. Buvo kai kurių abejonių dar tada, kada pirmą kartą buvo dirbama su daktarų Gauja. Imkite ne vien Lietuvą, imkite ir kitas valstybės. Juk tie, kurie dirba kovojant su organizuotu nusikalstamumu, anksčiau ar vėliau jie turbūt tampa netinkami, sakykime, valdžios struktūromis. Per daug žino? Viena dėl to, kad jie per daug žino. Antra, kad jie nagrinėja korupcijos problemus būtent aukščiausiose valdžios ešelonuose. Trečia, juos reikia mokėti valdyti, o jeigu jie turi savo nuomonę, tai yra sudėtinga padaryti.
o dar kaip vat su paskutiniais komisarais buvo dar, jeigu spaudoj pasisako, drįsta išreikšti savo nuomonę, tai iš viso yra sudėtinga, netinkamas žmogus. Kam ir reikalinga paskui grąžinti? Tai ne tik šitas. Tai vadinasi, Juk Italijoje panašiai gaunasi. Juk tardytojas, kuris buvo švarių rankų operacijos iniciatorius, juk dabar prieš jį koks puolimas irgi vyksta. Ir taip, kad kalbu sakau, gal likimas jau šitos tarnybos žmonių. Juk paimkim ir Klaipėdos situaciją. Kada vėlgi padarius visas reformas tikrai geri darbuotojai perėjo. Tai dar ačiū Dievui, kad jie išėjo į valstybės saugumo departamentą. Kad valstybė vis tiek neprarado šitų žmonių. Taip, kad valstybė neprarado šitų žmonių. O kiti komisarai, vyriausi komisarai, jos tikrai prarado valstybę. Bet aš vėlgi noriu pabrėžti, kad jokių būdų nei aš asmeniškai, nei mano kolegos tikrai turbūt šito nesigodžia. Ir čia jokių būdų nedėjojama, tai priimama, normaliai suprantat visas problemas. Visas problemas. Kad matomai kitos išeities nėra. Bet juk tai yra pralaimėjimas. Tai yra valstybė pralaimėjimas. Be abejonės tai yra pralaimėjimas valstybė. Juk buvęs, sakykime, 6 skyrius vidaus reikalų ministerijos ir 6 skyriai vietose, kurie buvo visose miestuose, juk jie dirbo būtent su tom gaujam, būtent su tais nusikalstamais pasaulio lyderiais, kurie dominuoja ir šiandien. Ir tas pats Rimkevičius, sakykime, ir tas pats Šulcas. Juk tuos žmonės pažįsta jau ir žino apie 10 metų. Tai ar reikia, ar naudinga atimti tokią informaciją? Nu gal, sakykim, tada pajuokaukim, sakykim taip, kaip tie išeis į pensiją. Nusikalstamų struktūrų lyderiai, ar tai būtų Kaune, ar tai būtų Šiauliuose, ar tai būtų Biržus, ar tai būtų Panevėžyje, ar tai būtų Vilniuje, gal tada išleiskim šitus irgi į pensiją. Kad jie vien su kitu kovotų. O dabar tuos mes patraukėme, o šitiem leidžiame stiprėti. O kokia buvo jūsų darbo esmė, jeigu trumpai galima apibūdinti, kai jūs dirbote vidaus reikalų ministerijoje? Paskutinio darbo turite. Esmė buvo paprasta vykdyti žvalgybą. Kriminalinė žvalgyba šitos publikos tarpe. Turėti informaciją, gauti informaciją apie tai, pirmoje eilėje, kas jie tokie, ką jie ruošiasi daryti, ką jie yra padarę. Bet tam reikėjo laiko. Ir per tuos 3 metus, aš skaitau, mes kažkiek tai buvom įsitvirtinę. Ir jau pradėjom gauti tinkamą lygio informaciją iš šitų struktūrų vidaus. Tai kodėl ta jūsų veikla būtent tada ėmė ir nutrūko? Ir jūs atsidūrėte dabar štai čia, kur mes sėdime Naujoje Vilnioje, vilkintis pasienio policijos uniformą. Mūsų kolegos ir šiaip pažįstami, jie supranta, kas įvyko, kame reikalas. Susilaukėm daug skambučių, daug palaikančių. Mes suprantam, viskas aišku, kas ten ir kaip. Tai gal galit pasakyti? Pasakyti ką? Vis dėlto, ką reiškia, jūsų kolegos suprato, kas įvyko? Ne, nu, toks visada aišku, jeigu tokie dalykai vyksta pažeidžiant kažką, tai pavyzdžiui, elementarios procedūros pažeidimai. Kad kažką tai pas mus patikrino, surašė, reiškia, patikrinimo išvadą, bet mūsų nesusipažinti. To, kad aš galėčiau paaiškinti pagal kiekvieną punktą, kaip, kas ir kur. Tuo tarpu mūsų nesupažindino, perdavė iš karto vadovybė priėmė sprendimą pakartoti patikrinimą, kadangi jiems pasirodė, kad maža to, ką surado. Pirmieji tikrintojai pakeitė tikrintojų sąstatą, kad ne tie patys žmonės būtų, kad nebūtų šališki. Padarė antrą patikrinimą, vėl kažko tai trūko, paskui 3, paskui 4, paskui 5, tai akivaizdu, kad norima pasiekti kažkokio tikslo. Čia jau nereikia spėlioti, kas įvyko, reiškia, ir kame konflikto esmė. Viskas aišku, kad norima, reiškia, jais atsikratyti. Tai iškyla klausimas, kodėl būtų?
Kam jūs trukdėte? Visumoje kalba eina apie sistemą. Ir šiaip paskiri žulikėliai jie iš karto būna išryškinami ir su jais paprasčiau tvarkytis, negu kada žmonės apsijungia į sistemą, kuri yra sudaroma ir pajungta tam, kad, aiškiai, grubiai šnekant, daryti pinigus ir apsisaugot nuo tokių, kaip mes, kurie bando išaiškinti šitą. Ir jeigu egzistuoja tokios tarnybos, kurios potencialiai gali šitą padaryti ir kurių pareiga yra šitą daryti. Išsiaiškintos ryšius nematomus, taip? Taip, tos tarnybos tiem žmonėm yra pavojingos. Ta prasme. Reikia turėti tenais tose tarnybose savo žmonių, arba reikia išeliminuoti tos, kurie nėra savi, kurie potencialiai yra pavojingi tuo, kad jie yra nepriklausomi pakankamai. Tai jūs vis dėlto manot, kad jūs pašalino tie žmonės, kurie bijosi, kad jų ryšiai nebūtų atskleisti, jų interesai? Ar vis dėlto daugiau suveikė tie, kuriuos čia mes pokalbio pradžioj žiūrėjom? Kaip aš sakiau, pradžioj sunku atskirti, reiškia, į atskiras grupės žmonės, kurie vykdo juodus darbus. Jie yra tam tikra visuma. Jeigu mes kalbam redaktorius, jie turi ryšius ir vienoje, ir kitoje, ir trečioje oficialioje valstybės institucijoje. Ir tie ryšiai jau įeina į tą visumą. Tai jeigu skaityti, kad kas principė norėjo mus pašalinti ir sugriauti tą sistemą, tai ta visuma, į kurią įeina ir daktarai, ir oficialūs asmenys. Metu jūs pralaimite. Čia ne įspūdis, čia faktas. Bet tai ką tada daryti? Galbūt mes turim praeiti tą kruviną vakanaviją, kad to krauju atsiplaut ir paskui pasakyti, kad reikia gyventi visai kitaip. Bet tas pareikalaus kraujo. Panašiai kaip įvyko, sakysim, Italijoje. Kiek buvo visko, kol jie nesuprato, kad reikia daryti tą švarių rankų operaciją. Kiek buvo užmušta teisėjų, kiek buvo užmušta policininkų ir viso kito. Dabar momentas Lietuvoje ateina panašus, kadangi šita publika jie niekad neatsisakys savo gyvenimo būdų ir niekad neatsisakys to, ką jie užgyveno. Ir netgi jeigu įvyks kažkokia tai revoliucija ir bandoma bus iš jų eksproprijuoti šitą visą reikalą ir bandoma bus su jais tvarkytis griežčiausiom priemonėm, jie priešinsis. Čia yra jų gyvenimas. Ir tas pasipriešinimas kol kas būtų ne mūsų nauda, kadangi jų rankose yra didžiuliai pinigai, didžiulės galimybės, ginklai, tarptautiniai ryšiai, fizinė jėga. Mes tuo tarpu esam silpnesni. Tai klausykit, jūs pasakėt labai žiaurų ir atvirą dalyką. Iš esmės, kitaip sakant, valstybė kol kas pralaimi. Taip. Bet tai klausykit, ar neatsitik taip, kad vieną dieną mes pajusime, kad apskritai valstybė nebekontroliuoja padėties ir kad jie yra galutinai nusvėrę savo pusės svarstyklių lėkštę. Apie ką aš ir kalbu. Bet gal šitas turi vykti, paskui žmonės suprastų galų galia. Kad viskas nuo jų priklauso. Žmonės turi tą, ko jie nusipelnė. Jeigu Lietuvoje toleruojama tokia situacija, reiškia, tas yra toleruojama. Reiškia, kažkam tai tas patinka. Ne kažkam tai tas patinka, bet daugumai tas patinka. Paimkit Kauną, tai nieks nėra ypatingai
sujaudintas tokia padėtį. Viskas lyg tai tvarkoja. Bet tai man, turint omeny va šitas visus dalykus, ar neatsitiks taip, kad iš tikrųjų vieną dieną mes pabandysime kažką iš jų miesto vadovo postą, tarkim, Kauno. Juk ne visi iš jų nori per statytinius valdyti, kai kas ir pats turbūt norėtų. Nu, gal jie pasieks tokį lygį, bet jiem gal ir taip gerai. Jie ir taip valdo miestą. Kam jam būti meru, kad valdyti miestą, jeigu jisai daktaras. Kaip Satas, ten, Smauglys ir kiti, ir daktaras verslininkas, nesako, kad jisai žudikas, jis verslininkas. Tai yra, tada suskirstinkime juos į 3 rūšis. Kaunas – verslininkai. Yra verslininkai banditai, yra verslininkai, kurie banditams pataikauja, yra verslininkai, kurie jų bijo, bet tuo tarpu nieko nedaro, yra verslininkai, kurie bando kažką tai daryti priešinti. Taip turėtų būti ir taip yra faktiškai. Ir aš daug jų pažįstu ir daug su kuo kalbėjau. Ir jiems vien verčia bendrauti su šitais visais dalykais, kad jie žino, kad jie bandyti. Bet tuo tarpu jie yra priversti. O daryti kažką tai, netgi pasielgti taip kaip Čiapas, jie bijo. Be kontaktų su ta publika verslas praktiškai neįmanomas. Ne. Praktiškai neįmanomas. Nu, tiek, kiek aš turiu pavyzdžių. Ir netgi užsienio kompanijos, kurios čia atvažiuoja, stambios kompanijos, susiduria su tokiais dalykais. Ir įsivelia galų galia irgi. Ne tiek įsivelia, kiek įsprendžia tą problemą. Įsprendžia vienu ar kitu būdu. Pavyzdžiui, žinau kompaniją ir tai aš sužinojau dėl to, kad mano kurso draugas buvo tos kompanijos atstovybės čia Lietuvoje direktorium. Jisai atėjo ir man pasiskundė tiesiog kaip draugas. Jisai nenorėjo oficialiai kreiptis niekaip. Pasakė, mes turim problemą. Kompanija galingiausia, viena iš galingesnių pasaulio kompanijų. Taip. Jie paskaičiavo, prašiausiai, kiek jiem reikia mokėti jiems ir kiek jiem reikės mokėti už apsaugą ir už potencialius nuostolius, kuriuos jie gali patirti, jeigu jie bandys atsispirti mafijos spaudimui. Jie paskaičiavo ir jiems gavosi taip, kad geriau užmokėti jiem ir ramiai gyventi. Nu, bet tą direktorių atleido paskui. Gal jūs žinote, kur dirbat buvęs ministras? Mane mažai kažkaip jaudina tas faktas, kad jisai išėjo, kadangi atsitiko, kas turėjo atsitikti. Bet mane daugiau jaudina tai, kad tie, kurie rodė aukštąjį pilotažą jam, laižydami užpakalį, visi beveik liko. Ministerija. Taip. Ir vien dėl to aš nesitikiu kažkokių tai ypatingų permainų. Bent jau dabar, iki rinkimų. Vardan žuvusių ir oro gyvenimų darbų turime tarnauti mūsų tautai. Mes privalome saugoti kiekvieną Lietuvos žmogų, laiku jam ištiesti pagalbos ranką, sunkių gyvenimo momentų. Būkime ištikimi priesaikai, žuvusių kolegų atminimui ir tėvynei. Abudu tada visus čemodanus, viską, lemenės imat ir aš pirmas bėgu tenai, iškart žiūrėti. Važiuojant mašinoje jau pasitikslinom, kad tai, reiškia, guli moteris ant žemės ir jai po pilvu yra pakišta granata. Tai yra Kauno gatvėje aviabilietų kasos. Bet atvykęs į vietą, reiškia, pamačiau labai tokį kraupų vaizdą, kad, sakau, moteris guli ant grindų, viena kambarį, aplink išmėtyti daiktai, reiškia, ir iš tikrųjų apžiūrėjau ir pajutau, kad ten guli granata. Да, я ее нашел. Сейчас я хочу захватить ее всю. Нет.
Внизу. Да, я нашел, я просто общупаю вокруг, может еще что-то есть. Все нормально будет, все нормально. Я Taip nesuprantu, ne. Viskas radom. Aš su kamera šviečiu. Ten praktiškai nebūtų, sako, būtų gal ten man rankas nutraukę ar ką, bet tai čia būtumėm žuvę būdų, nes pasirodo ten, reiškia, tai yra ginamojo tipo granata, kur viduj korpuse yra suviniota spiralės būdu plieninė sukarpyta viela. Ir kai mes susprogdinom zotę, ten radom tiesiog va tokių centimetro ilgio va tokie va vinukai. Buvo iškapota visa patalpa. Tai čia praktiškai šansų nebūtų jokių. Защупал щеку. Я понесу. Так, все. Сейчас постатиките я. Я не побегу, если не надо. Не. Медленно станьте. Jeigu ką iškartenkit ją, glinkit visi iš šiandien. Vienas žmogus dirba. Toliau traukitės į koridorių. Так. Руслан, tau duoti garbrų? Paimkit žmogų, kur? Laikyk. Tau reikia pagalbos, Dainiau? Подобно? Не. И он так сразу быстро там за контуар прошел, мне перевожу, тут я не знал, что это там пистолет. А вам гранату подали, kažkokia labai keista yra. Ko jinai keista? Ruda spalva ir jinai aprūdijus biški yra, čia kaip sakant. Kaip šitas jūsų poelgis buvo įvertintas jūsų vadovybės? Matot, čia tai mano vadovybė, mūsų rinktinės vyrkomisaras, reiškia, parašė raštą. Buvo, kiek aš žinau, paruoštas raštas, kad ten netgi į prezidentą kreiptasi, kad mane ten, reiškia, prezidento vardu, apdovanotų ar kaip. Kuo tai baigėsi? Baigėsi to, kad man davė atminimo ženklą pirmo laipsnio. Ką tai reiškia? Matot, čia vien pagal tą žodį, gradaciją galima, yra medalis, ordinas ir ženklas. Tai čia skamba kaip atminimo ženklas. Tai čia net neprieina iki medalio, net žemiau už medalį. Jo, nors aišku, jis man ir taip brangus yra, kaip sakant. Aš jį neužsėdėjimą kabinete gavau. Bet jo, čia yra ženklas, atminimo ženklas. Tai gauna tą ženklą ir sėdinties kabinetuose vien. Tai jo, gauna ir kaip matau daug kas tokius turi ženklus. Tai kai ten buvo ministerijų posėdis, tai Vidaus reikalų ministerija? Jo, buvo siūlyta, reiškia, mane apdovanot, bet ten vadovybė pasižiūrėjo mano bylą. Reiškia, kad aš esu nei karto nepaskatintas ir neapdovanotas iš ministerijos pusę ir todėl nutarė, kad, reiškia, atseit laiptelis po laiptelio, reiškia. Ar tiesa, kad jūs jau ieškotės kito darbo? Taip. Man buvo aiškiai pasakyta, kad jeigu reikės rinktis, tai pasirinks kitą žmogų, ne mane, vienu žodžiu. Tai aš nutariau, kad man nėra ko daugiau laukti, kol man ten ką nors gali padaryti panašiai ten, kaip Šulciui Rinkevičiui, taip kad geriau nutariau išeiti pats. Kai aš vis tiek kažkaip pagalvoju, tai gal tai skamba ir išdidžiai, bet kai žinot, padarai žmogui kažką gero, išgelbėjai žmogų, tai aš skaitau, kad aš netgi tą laiką pragyvenau ne veltui. Aš kažką padariau, aš kažką sugebėjau, suprantat. Man, kaip sakant, visai kitas požiūris net ir į mane ir kai šitos negandos man kažkaip irgi aš visai taip, kaip sakant, galima sakyti, net ir išdidžiai. Gerai, nereikia, prašau. O ta moteris jis po to buvo susiradus? Jo, ta moteris buvo susiradus mane, reiškia, vienu žodžiu, jai labai pašlijo sveikata, man grinai taip žmoniškai
Mes su jie pasėdėjom, pašnekėjom, jinai man padėkojo. Jinai paprašė, aš jai daviau persirašyti tą juostą, kai rašiau, jinai negalėjo žiūrėti, išėjo į kolidorių, reiškia, sakė, jinai nusiveš savo į Lenkiją. Jinai Lenkijos pilietė yra, va tik. Tai ji Lenkijos pilietė. Jo. Tai gal jūs Lenkijos ordiną apdovanos? Ne. Ne, nu. Kur?